Guten Tag. Heute möchte ich ein Thema der Brief nehmen. Der Brief persönlicher und halbformeller oder formeller, offizieller Brief. Sehen Sie bitte, das müssen Sie wissen, dass den Brief schreiben, ja, es gibt die Formen. Die Sprache in Briefen, die Briefe sind an gute Freunde, an Bekannte, das heißt halbformell, oder an Firmen, offiziellus, ja, offizieller oder formeller Brief. Ir žiūrėkit, kas čia yra. Būtinai laiškas turi atrodyti va taip. Ir laišką parašyti greičiausiai čia lengviau negu rašinėlį. Nes jeigu jūs vat šitą išmoksit, gražiai apiforminsit ir parašysit, tai čia trečdalis reikalingų žodžių yra. Tai jau yra. Ir pats laiškas tai va čia bus. O rašinėlį tai jūs turit nuo iki parašyti. Tai žiūrėkit, kai bus, gal kada nors per egzaminą arba šiaip sau bus parašyta schreiben Sie bitte persönlicher Brief oder formeller. Persönlicher, das heißt an gute Freunde. Ir būtinai čia turi būti per vidurį šitam kampe. Pavyzdžiui, den 27. November, liebe Anna, lieber Hans, kablelis ir toliau iš mažosios kaip tęsinys. Ganz herzlichen Dank für deinen Brief. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Geriau išmokti. Es tut mir leid, dass du so lange auf eine Antwort warten musstest, aber tut mir leid, ich bin krank gewesen oder ich hatte keine Zeit. Ich habe viel Sport gehabt. Ir taip toliau. Čia ne dėl tiesos, čia dėl kalbos galima sugalvoti. Toliau eina pats laiškas ir reikia būtinai ten atsakyti į punktus. Ir toliau kaip pabaigti, kaip užbaigti. Schluss. So, da wär's für heute. Jetzt muss ich Schluss machen. Nochmals vielen Dank für Fotos, für Grüße ir taip toliau. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder, jeigu susitiksim. Lass mich nicht zu lange auf eine Antwort warten, arba šiaip sau mach's gut. Ja? Grüß, būtinai linkėjimai. Grüß Anna ganz herzlich von mir, mit herzlichen Grüßen, dein Hans, deine Anna. Tai va čia galima išmokti, suskaičiuoti kiek žodžių ir tada žinosit, kiek čia turit parašyti. Ane? Dar šitoj vietoj galima pažiūrėti, gal irgi panaudot. Toliau, pavyzdžiui, va tokį dalyką mes paimsim. Čia, Sie haben im Urlaub einen netten Menschen kennengelernt, schreiben Sie Ihrem deutschen Freund oder Freundin, erzählen Sie darüber. Pats svarbiausias dalykas
rašant laišką arba rašinėlį, reikia būtinai galvoti ne ką parašyti, ne ką aš rašysiu, o kaip, nes čia užduotis užsienio kalbos, ane? Ir jūs turit parodyti vokiečių kalbą. Tai iškart jūs turit bandyti vokiškai mąstyti ir prisiminti, kiek jūs žinot. Čia būtinai turi būti prielinksniai, prepositionen mit dativ, prepositionen mit dativ akusativ, prepositionen mit genitiv. Čia perfektas, kadangi laiškas, čia kalbėjimas, čia bendravimas, tai čia bus perfekt šnekomosios kalbos. Kadangi čia laiškas, kas čia yra laiškas? Čia bendravimas raštu. Tai jūs turit kažką tai papasakoti, pasakyti ir būtinai klausimą atgal užduot. Aš labai laukiu atostogų, per atostogas planuoju ten ir ten nuvažiuoti, o tu jau žinai, ką tu darysi, o tu važiuosi, o tu atvažiuosi pas mane ir taip toliau. Tai va čia reikia kuo daugiau sugalvot ir kuo daugiau parodyt gramatikos. Aš vėliau tokį sąrašėlį jum paduosiu. Čia ir jūs galit pakartot, pažiūrėt, ką mes praėjom. Tai vat po vieną sakinį iš kiekvienos temos. Ir bus tada gražus rašinėlis. Tai vat žiūrint į šitą lentelę, laiškas draugui, parašykit prašom va tokį rašinėlį ir suskaičiuokit žodžius. Ir maždaug jūs žinosit, pradėsit orientuotis, kas čia per laiškas, kiek užima ir taip toliau. Ja, das ist persönlicher Brief. Ja, für heute alles.